žinojote, kad Šveicarija neturi sostinės? Perklauskite Google ar ChatGPT, jeigu manim netikite, bet tai ne vienintelis įdomus faktas apie šią šalį. Ir nors viso Šveicarijos šį kartą aplėkti nespėjome, šiek tiek patyrinėjome Ciurichą, miestą, kuris yra persipinęs mokslu, sūriu ir, žinoma, religija. Šiais laikais šalis siejama su pažangiu mokslu ir technologijomis. Ir koks kitas pastatas geriau įkūnija šiuos du dalykus, negu kad ETH Ciurich technologijų institutas. Jis yra garsus dėl matematikos, inžinerijos, IT, architektūros, fizikos, aišku, sričių. Aplankykime jį. Ir nors čia ne CERNas su savo dalelių greitintuvu, šis beje yra netoli Ženevos, universitetas turistus traukia dėl to, kad čia kurį laiką dėstė ne kas kitas, o pats Albertas Einšteinas. Kas mane labiausiai nustebino, kalbant apie šį fizikos genijų, tai apie jį yra parašyta labai daug mokslinių straipsnių, bet ne tekstų apie jo teorijas, o apie jo religinius įsitikinimus. Ne todėl, kad jisai būtų itin pamaldus, tiesiog niekas iki galo nesuprato, ką jis iš tiesų galvoja apie Dievą. Oficialiai buvo laikoma, kad Einšteinas yra agnostikas. Tai jis nei atmetė religiją, jis tiesiog jos nežinojo. Apskritai jisai galvojo, kad tikėjimas negali būti nei patvirtintas, nei atmestas. Jis kelis kartus yra pasakęs, kad tiki Spinozos dievam, tai yra tokiu ne individualiu dievu, kuris klausos tavo maldų, tave baudžia, bet labiau gamtos tvarka ir dėsniais. Ir yra dar viena tokia labai garsi frazė Einšteino: Dievas nežaidžia kauliukais. Tarsi teigdama, kad negali būti, jog vyrauja absoliutus chaosas, turi pasaulyje būti kažkokie dėsniai. Bet ar tai Dievas, ar fizika, jam tai nerūpėjo. Bet Šveicarija nebūtinai visada ieško atsakymų formulėse. Tai ir šalis, kur žmonės bandė pertvarkyti pačią religiją. Vienas didžiausių pokyčių Šveicarijoje prasidėjo visai ne nuo fizikų, o nuo pamokslininkų. Istoriškai tai buvo krikščioniška šalis, kurios gyventojai pasiskirstė tarp katalikų ir protestantų. Ir nebereikalo mes esam čia Großmünster bažnyčios bokšte. Šita bažnyčia yra labai ypatinga, ypač Šveicarijoje, nes tai yra reformacijos epicentras. Būtent čia Ciuriche 1519 metais pamokslus pradėjo sakyti dvasininkas Huldrychas Zwinglis. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris ėmė viešai kritikuoti Romos katalikų bažnyčią. Siūlė atsisakyti šventųjų garbinimo, draudimo kunigams tuoktis ir visų tų lotyniškų pamaldų, kurių paprasti žmonės net nesuprasdavo. Ir svarbiausia, žmonėms turėjo būti leista patiems skaityti Bibliją savo kalba. Religija turėjo tapti prieinama, suprantama ir logiška. O kiek vėliau prie reformacijos prisijungė ir Ženevoje gyvenęs prancūzas Jonas Kalvinas. Jis ne tik tęsė reformatoriškas idėjas, bet sukūrė vieną griežtą sistemą. Žmonės turėjo laikytis aiškių elgesio normų, nepramogauti, nesipuošti, bendruomenė prižiūrėjo vieni kitus, o svarbiausia buvo įvesta predestinacijos teorija, reiškianti, kad iš esmės tavo likimas jau yra nulemtas iš anksto ir jo pakeisti nebegali. Taip Ženeva pamažu tapo tarsi reformacijos centru. Iš čia Kalvino idėjos pasklido po daugelį kitų Europos šalių. Ir šiandien Šveicarija išlieka šiek tiek susiskaldžiusi. Katalikų daugiau vakaruose, pietuose, protestantų šiaurėje, rytuose. Bet kuriuo atveju, turbūt kaip ir Europoje, Šveicarijoje religingumas mažėja. O mes kultūrintis dar nebaigėme ir į dieną spėjome sutalpinti dar vieną nuotykį, susiplanavę pamatyti visai kitokią, nekrikščionišką Šveicarijos dalį – Ciuricho kinų sodą. Tai kažkur pusvalandukas pėsčiomis nuo Ciuricho centro. Ir nemeluosiu, mano Šveicarijoje gyvenantis draugai tikrai už šiuos žodžius ant manęs supyks, bet tai gražiausia per visą šiandien dieną matyta šio miesto dalis. Nors, aišku, sodas kiniškas, labai priminė kelionę į Japoniją. Šventyklos, zen aplinka, net auksinės žuvelės. Tiesiog wow. O po pasivaikščiojimo sode, po visos ilgos dienos nulėkėme pasimaudyti į upę ir, žinoma, trumpą kelionę užbaigėme su labai netikėtu radiniu.
Ta prasme, aš neįsivaizduoju. Gerai, užkandžių automatai visose šalyse yra gana populiarus dalykas, bet ar kada nors matėte Šveicarijoje, jo labiau dar, aišku, kur kitur, sūrių automatą? Čia galima pasiimti fondiu, rakletės, man rodos, sūrių, sviesto, galima užkandukų trapučių pasiimti. Dabar štai tikrai, tik Šveicarijoje tokį dalyką gali pamatyti. Aišku, kainos brangesnės, bet kodėl ne? Visą parą dirba. Tai tik viena diena Šveicarijoje ir tik vienas miestas. Bet pamatyti dar tikrai ohoho kiek yra. Nuo Liucernos ežero, fondiu ragavimo, laipiojimo kalnais ir dar daug kito. Bet dabar baigiame ir susitiksime kitą sykį kitoje laidoje bei, žinoma, kitoje šalyje. Iki! Aš jau užuodžiu. Thank you. Thank you. You're welcome. Please enjoy. Bon appetit. Thank you.